Fotografija reikalinga tiems, kurie nori kurti istoriją kaip populiarią atmintį. Tai būdinga ir Lietuvos fotografijos atstovams nuo pat XIX amžiaus vidurio, kai prasidėjo mūsų tautos kovos dėl laisvės. XVIII amžiaus pabaigoje okupuota ir prijungta prie Rusijos iki pat nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais, lietuvių tauta kentė okupacijas ir persekiojimus, lietuvių kalbos draudimą, tremtį ir emigraciją. Nepriklausoma Lietuvos Respublika egzistavo tik 22 metus, po to vėl viena po kitos svetimųjų okupacijos, kurios tęsiasi iki pat nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Okupantų vykdomas tautos genocidas, religijos, papročių varžymas skatino pasipriešinimą, žadino tautinę savimonę ir šioje kovoje fotografija, kaip mūsų tautos vaizdinė atmintis, buvo viena iš svarbesnių priemonių. Naujausių laikų istorijai tai fotografija bene svarbiausias darosi toks eksponatas. Vėlgi tokios muziejaus parodos pradėtos, fotografijos parodos, atrodo, kad, tarsi visi dabar daro ir tai, betgi pradžia tai buvo muziejuje. Tų pirmųjų parodų tokių, kad reiškia įvykių seka kažkaip atsekt. Juk netgi, pavyzdžiui, buvo 10 metų Sąjūdžiui, tai buvo pirmasis leidinys muziejaus. Ir šiandien jau yra praėję nemažai laiko ir taip gėdos mes dėl to leidinio tikrai neturim. Dėl to, kad tai buvo tiesiog įvykių seka, be jokio, kartais tai ta fotografija yra dėl ko ji labai ir patogu, kad ji neleidžia ir meluoti. Kartais žmogus, gal norėtum ir truputį ar ką nors pagražinti, ar ką nors papeikti, bet yra fotografija ir yra, tiesiog pasako tiesą. Vat kaip tada buvo, kokie tie įvykiai. Tai dėl to tai ypatingai vertintina fotografija. Fotografija Lietuvoje pasirodė iškart po jos išradimo 1839 metais. Tad sukilimo vadų ir sukilėlių portretų, mūšių, susidorojimo, tremties vaizdų aptinkame ne tik tapybos ir grafikos darbuose, bet ir fotografijose. Caro valdžia po 1862 metų įsigaliojus laikinosioms cenzūros taisyklėms ėmėsi vykdyti fotografų ir ateljė priežiūrą. 1893 metais įvyko Kražių skerdynės. Nežinomas fotografas nufotografavo Kražių bažnyčios vidų po kazokų puolimo. Vilniškis Filiberas Flery savo fotoateljė nufotografavo Kražių bažnyčios gynėjus. Iš Sibiro grįžusi 1863 metų sukilėlį. Šie veiksmai neliko nepastebėti kontroliuojamų institucijų. Vienas labiausiai nukentėjusių 4 fotoateljė savininkas Vilniuje – Korzonas. Po 1863 metų sukilimui buvo patikrintos visos. Tuo metu Vilniuje buvo 9 ateljė, 10 buvo rengiama atidarimui, visos patikrintos ir visur rado ir sukilėlio vadų nuotraukų ir panašių dalykų. Tai tada buvo uždarytos ir reikėjo tada jau mokėti užstatą gan didelį ir panašiai. Tai aišku, taip sudarė kažkurių tai keblumų, o nukentėjo tai kai kurie, sakykime, kaip Abdonas Korzonas nukentėjo, net buvo ištremtas ir tremtį mirė ir tardymo metu, reiškia, jis buvo tardamas, tai išdavė, reiškia, bendražygius ir taip toliau. Tai nukentėjo tikrai daug tada fotografų ir buvo netgi viena iš pirmųjų bylų užvestų fotografam. Tiesa, metus trukęs tardymas taip ir pasibaigė niekur, bet fotografą dėl viso pikto ištrėmė
į Sibirą. Reikėtų prisiminti ir Kražius, kur kazokai buvo sujoję į bažnyčią ir paskiau ten gyventojai pasipriešino ir panašus dalykai. 4 iš jų kaip vadai buvo teisiami, nors jiem atstovavo ir Tadas Vrublevskis advokatas. Ir byla praktiškai buvo laimėta, bet vis tiek jiem davė po metus kalėjimo. Juos Flery fotografavo. Ir vėlesniais metais visą laiką būta kažkokių, reiškia, nesusipratimų. Visada yra įdomiau daryti tai, kas yra draudžiama. Kaip ir ką tik iškeptų sausainius, žinai, nuo stalo. Negalima valgyti, nes apsideginsi skrandį. Sveikatą sugadinsi. Bet vis tiek įdomu. Patirtis. Ir ar rizikuočiau? Priklausomai nuo socialinės padėties. Asmeninės. Jei turėčiau kuo rizikuoti? Neaukočiau. Beprasmiškai. XIX amžiuje buvo populiaru fotografijas kaupti albumuose. Ši tradicija buvo šiek tiek kitokia, nei bandytume įsivaizduoti savo šeimyninius albumus. To laikotarpio albumuose surinktos nuotraukos labiau iliustravo visuomeninį šalies gyvenimą nei asmeninį. Šiame kontekste labiau suvokiamas ir carinės administracijos galvos Lietuvoje Muravjovo Koriko albumų specifika. XIX amžiui buvo kaupiami tokie albumai, kuriuose dedami visokiausi portretai ir pažįstamų ir nepažįstamų žmonių. Ir Muravjovas Korikas turėjo tokį albumą, kuriame irgi buvo visokie jam reikšmingi žmonės, suklijuoti portretai tų žmonių, ir tie portretai atkeliavę iš įvairiausių miestų, ir iš Paryžiaus, ir iš Maskvos, ir iš Peterburgo, iš Ukrainos, ta prasme Kijevo, ten Baltarusijos ir taip toliau. Visokie aristokratai, matyt, jo svečiai galbūt, gal įvairūs ten ambasadoriai ir taip toliau. Bet tarp tų portretų yra ir žmonės, kuriuos jis pats pasmerkė myriop. Ir pavyzdžiui, koks nors jaunuolio portretas, kitoje pusėje užrašyta, kad ten toks ir toks, už dalyvavimą sukilime, pakartas tą ir tą dieną Lukiškėse. Žodžiu, paties Muravjovo sprendimu tas padaryta ir jis paskui laiko to jaunuolio portretą savo tame albume. Taip pat ten yra ir kalinių albumai, kalinių, kurie fotografuojami studijose, tų pačių fotografų, kurie fotografuodavo, tarkim, aristokratus atėjusius pasidaryti savo portretą. Taigi kalinys su kalinio drabužiais, ten, tokiais, tiesiog tokia drobinė marška su baisinėmis klumpėmis stovi tokiam aristokratiškam interjere, kuris yra, aišku, netikras, nupieštas, bet, žodžiu, tas kontrastas yra gana žiaurus. Ir kitoj pusėje irgi papasakota visa jo sugavimo, nusikaltimo istorija ir kaip jis buvo išsiųstas į kalinimo vietą. Taigi, tas albumas ir yra įdomus tuo, kad jame vėlgi visas visuomenės spektras atsiskleidžia ir jis neturi, tokio žodžiu, atrodo kaip šeimyninis albumas mūsų supratimu, bet iš tikrųjų jame yra ne šeima, o daugiau visuomenė. Ir dar yra tie žmonės, kuriuos pats albumo kūrėjas ir sunaikina. Žodžiu, toksai jisai pasidaro kaip savininkas tų žmonių per jų portretą. Savotiškas protestas prieš okupantus buvo Lietuvos dalyvavimas 1900 metais pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Europos tautų etnografijos skyriuje Amerikos lietuvių ir Mažosios Lietuvos šviesuolių pastangomis buvo įrengta lietuvių ekspozicija, kurioje buvo eksponuojami įvairūs lietuvių tautos darbai, etnografinė medžiaga, draudžiami spaudos leidiniai. Dalyvavimas pasaulinėje parodoje bei Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių veikėjo kunigo Antano Miluko išleistas lietuviškas albumas priminė lietuvių tautos viltį būti nepriklausomai, puoselėti savo kultūrą.
Tuo metu Lietuva buvo carinės Rusijos sudėti ir dalyvauti kaip atskira valstybė Paryžiaus pasauliniai parodoje, suprantama, negalėjo. Bet, reiškia, Amerikos lietuvių, Šveicarijos lietuvių ir mažosios Lietuvos lietuvių dėka buvo, reiškia, Paryžiuje, Trokadero rūmuose atidarytas lietuviškas skyrius, kur buvo, reiškia, pavaizduota senovinė troba, joje vyko piršlybų scena, reiškia, buvo eksponuojamos knygos, išleistos spaudos draudimo laikotarpiu, reiškia, jų katalogas ir ten daugiau dalykų. Ir buvo panaudota tos ekspozicijos, reiškia, iliustracijom apie virš 200 fotografijų įvairių autorių. Tai Mašioto, sakykime, Vileišio, ten buvo ir Čechavičiaus, ir kitų fotografų, iš Vilniškių paimta senų fotografijų dėta. Ir kunigas Antanas Milukas išleido net 2 lietuviško albumo leidimus. Vienas 1889, o kitas 900-aisiais, už kurį gavo aukso medalį toj parodoj. Ir dar vienas albumas buvo išleistas jau po pasibaigus parodai, 1902 metais, leidėjas Žitkevičius. Tenai buvo pagrindinai, kaip atrodė ta paroda, vat iš kur mes ir žinom, kaip jinai buvo ten fotografuota ir prancūzų fotografo, būtent parodos vaizdai. Lietuvos istorijai ir kultūrai itin dramatiškas 20-ojo amžiaus 5-asis dešimtmetis. Vienus okupantus keitė kiti, viena santvarka kita. Subyrėjo spaudos sistema, o spaudoje dirbo nemažai fotografų. Baigėsi fotografijos organizacijų veikla, nutrūko ryšiai su užsieniu. Vyko parodos dar, reiškia, vokiečių okupacijos metais, buvo paroda bolševikų žvėriškumai, kuri apkeliavo visą Lietuvą. Pagrindinai ten buvo fotografijos Žitkaus panaudotos. Nuo vėliau jau prasidėjus partizaniniam judėjimui po karo, irgi fotografuodavosi. Pradžioje buvo draudžiamas tas fotografavimas, jis ypač moterim neleisdavo, laikė jas silpnesniam, kad jos tardymo metu neišduotų. O vėliau kažkaip po 47 metų yra beveik masiškai pradėję fotografuotis. Bet dabar už tai turime to laikotarpio tą dokumentą ir matome, kad tie sovietų valdžios įvardinami banditai visiškai ne banditais buvo. Tai buvo kaip reguliari kariuomenė.